Tai vat lauko pėlė. Aš ją sutikau žvėrinė prie upės. Vilniaus parkuose jų iš tikrųjų nemažai. Žmonės jas retai pastebi. Pirma, todėl kad pėlės yra bailios. Antra, todėl kad žmonės yra triukšmingi ir triukšmiauja kaip ežiai. Bet jei stovėti tyliai, galima daug ką pamatyti. Amerikoje aš buvau pripratęs stebėti burundukus, o Lietuvoje deja burundukų nėra. Burundukai gyvena dienos režimu, o pėlės vakarinių ir naktinių. Todėl pėlės stebėti sudėtingiau. Skirtingai nuo burundukų, pėlės retai lipa į medžius, nors ir moka tai daryti. Be to, pėlės moka plaukti. Jos nepasinėria į žiemos miegą kaip burundukai, bet priverstos visą šaltą žiemą praleisti ieškodamos maisto ir nuolat bijodamos pelėdų ir kitų alkanų plėšrūnų. Pėlės yra teritoriniai gyvūnai. Jie visą gyvenimą gyvena teritorijoje aplink savo urvą. Toliau nei 100 metrų nuo savo urvo nenueina ir nemėgsta kitų pėlę savo teritorijoje. Tai reiškia, kad jeigu pėlė gyvena jūsų kieme, tai ji viena. Na, gal dar keli maži peliukai, bet jie greit išeis ieškoti savo vietos. O kiek gali suėsti vieną mažą pėlę? 3-5 gramus per dieną. Ir jei nenorite, kad jie valgytų jūsų sūrį, tiesiog palikite jai tuos 5 gramus grūdelių toje pačioje vietoje. 5 gramai, apie ką čia kalbėti? Tiesiog neįtikėtina, kad žmonės pėlės vadina beveik baisiausiais žemės ūkio kenkėjais. Pažiūrėkite, koks mielas mažas gyvūnėlis. Jo tikrai nereikia bijoti.